aš esu inžinierė, baigiau transporto inžineriją Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kadangi aš labai mėgstu tiksliuosius mokslus iš esmės, tai pasirinkau jūrų laivavedybą. Ši specialybė yra ypatinga tuo, kad mes gauname 2 diplomus. Vienas yra inžinerijos, o kitas yra kvalifikuotas laivavedys. Aš baigiau VGTU transporto inžinerijos studijas. Nuo vaikystės domėjausi automobiliais ir su metais tas domėjimasis tik tai stiprėjo. Buvo iš tikrųjų, mane nuteikinėjo, kad ši specialybė yra labai vyriška, kad aš esu ne savo vietoje, bet sprendimas buvo pats geriausias mano nuomonė baigti šią specialybę. Kai pradėjau studijuoti, pamačiau, kad iš galbūt 200 žmonių buvo tik tai 5 merginos. Dirbau jūroje antra kapitono padėjėja, tai tiesiog tapo manęs dalelė. Nereikia savo galvose susikurti tam tikrų stereotipų, kurie mus labai įspaudžia į tam tikrus rėmus ir tada gaunamės, kad būname tiesiog nesavimi. Turim siekti ir žiūrėti ir užduoti savo klausimą, ką mes norime gyvenime veikti. Ir jeigu tau kažkas patinka, tu turi nebijoti ir išdrįsti ir siekti tų savo tikslų. Jeigu tau patinka automobiliai, tai ir stok į transporto inžineriją. Manau, inžinerijos specialybę reikėtų rinktis, jeigu jūs mėgstate iš tikrųjų kažką kurti ir tobulinti. Inžinieriai yra žmonės tie, kurie neveikiančius dalykus padaro veikiančiais. Transporto inžinieriui, aš manau, reikalingas tikslumas, analitinis mąstymas, loginis mąstymas. Inžinierių specialybė, manau, labai yra perspektyviai. Viskas labai eina į priekį ir automatizuojasi. Iš tikrųjų, inžinierių darbai dabar yra tiesiog prie kompiuterio, kuriuos galime mes kurti įvairiausios programos, galime projektuoti, spręsti visas iškilusias problemas ir augti. Tu gali įsidarbinti tiek viešajame sektoriuje, tiek privačiame. Tačiau dirbant viešajam sektoriui aš matau didesnę prasmę ir dirbu jau čia 10 metų. Baigus transporto inžinerijos studijas LTSA įsidarbinti tikrai yra patrauklios galimybės, kadangi mūsų organizacija apima visas 4, tarkim, vežimo rūšis, tiek oras, tiek geležinkeliai, tiek aviacija, tiek kelių transportas. Baigus studijas, aš manau, puikiai įsilietum į mūsų kolektyvą. Moksleiviai, jeigu tau patinka tikslieji mokslai, tu esi atsakingas ir dėmesingas smulkmenų, turi kritinį mąstymą, nebijok ir išdrįsk pasirinkti inžinerijos studijas.